formos. Tipas živ1 ir živ2. Živ1 yra labiausiai paplitęs Europoje, JAV ir Centrinėje Afrikoje. Živ2 vakarų Afrikoje. Živ1 tipas. Greičiausiai progresuoja ir sukelia ligą AIDS. Antikūnai organizme randami praėjus 3-4 savaitėms arba po kelių mėnesių. Užsikrėtus živ iš anksto nesusergama AIDS. Živ viruso plitimo būdai. Infekcijos šaltinis, žmogus užsikrėtė živ. Specifinės prevencijos priemonių nėra. Vakcina dar tik kuriama. Didžiausia živ viruso koncentracija randame kraujyje, mažkies išskyrose, spermoje, motinos piene. Seilėse, šlapime, ašarose praktiškai živ koncentracija yra nedidelė, todėl nekelia užsikrėtimo pavojus. Tiriami 3 živ viruso plitimo būdai. Lytinis per kraują iš motinos vaikus. Per lytinius santykius. Živ gali plisti per visų rūšių lytinius santykius, jeigu vienas iš partnerių yra užsikrėtęs. Živ užsikrėtimo tikimybė per lytinius santykius nuolat didėja. Per kraują. Narkotikų vartojimas intraveniniu būdu. Užsikrečiama leidžiant narkotinės medžiagas su bendromis adatomis ir švirkštais. Galima užsikrėsti naudojantis ne tik savo švirkštus ir adatomis, bet ir traukiant išvirkštą narkotiko iš bendro rinko, arba plaunant švirkštą bendrame inde. Tikimybė užsikrėsti žmogų živ persmelkus kraują siekia iki 95%. Tatuiruotėms naudojamos adatos ir peiliai, netinkamai dezinfekuojami, gali tapti infekcijos šaltinis. Iš motinos vaiko. Tikimybė, kad motina užsikrėtusi živ perduos živ kūdikiui nėštumo, gydymo metu ar maitindama krūtinę. Gydymo metu naujagimiai paprastai užsikrečiamos, kai jo oda ir gleivinė susiliečia su motinos krauju ar gimdos kaklelių išskyromis. Živ gali būti perduota po gimdymo, jei kūdikis maitinamas krūtinė. Iš motinos vaikų. Jei neščiai nustoja živ infekcija, nustatoma živ infekcija, toliau svarbus 4 dalykai. Antivirusinių vaistų vartojimas nėštumo metu, planinė Cezario pjūvio operacija 38 nėštumo savaitę, rekomenduojama nemaitinti kūdikio krūtimi, prevencinis naujagimio gydymas. Živ neplinta. Oro lašiniu būdu neužkrečiama kočius šiaudant bučiuotis. Būtiniu būdu ir socialinių kontaktų metu. Neužsikrečiama per prakaitą ar ašaras naudojantis bendrų tualetų, vonės, sauną, baseinų, indais, suolais, sporto įrankiais, liečiant vieną kitą, žaidžiant, gyvenant šalia infekuoto asmens, valgant asmens užsikrėtusio živ paruoštą maistą. Per vabzdžių įkandimus viruso neplatina uodai ir erkės. Šiose nuotraukose jūs matote, kaip mes turime koliažą. Sugalvojame mintį, daugiausia minčių pasiėmėme iš parašytų laiškų. Tada iš žurnalų susivertime visokiausių paveikslėlių, taip pat atsispausdiname iš interneto. Kartu su dailės mokytoja dėliojame visokiausius įvairias kompiuterės, o susidėjome mintis ir mūsų koliažą. Tai mūsų visą darbą. Jame mes pavaizdavome visus blogiausius dalykus, rašymą blogiausius žodžius, kurie mums primena praeitį. Šiame darbe mes susirinkome iš savo laiškų prasmingiausius žodžius ir juos pailiustravome iškampai. Mūsų koliažo tema neįmanoma pabėgti nuo savęs. Viską turėtume pritampyje, nes reikia kilti aukštyn, nors kažkas sutraukia žmonėms. Šiame darbe pavaizduotas amžinas gyvybės ratas, kuriame svarbu pastebėti svarbiausias akimirkas. O aklimas tampame, kai nenorime matyti savo ir kitų problemų. Čia pavaizduotas gyvybės medis. Viena pusė nudžiūvusi. Nes vartojant narkotikus ir sergant AIDS gyvenimas tampa tamsus. O kita pusė žaliuoja. Norime
pasaulis, jei gyveni sveikais. Vienintelis dalykas, kurį tikrai žinau, tai nelaimingas. Jūs vis tik sekėmis pagelbė savo sielą. Ar tu kad egzistuojant pasaulyje, jie niekada neranda kompromisą. Kai gyveni pirmajame, tai yra supažinimas, meilės, supratimas. Antrajame šaltis, neapykanta, neviltis. Galbūt išdėti visų šimtėlį. Kodėl pasirinkai antrąjį? Jis liga tikrai nėra priežastis pasirinkti savo jamonus. Ar tu bijai? Nebijoti. Padėti į tavo labiausiai įsiekti. Bet gyvenimas tai džiaugsmas. Ir šis tikrai taip pat. Apie tai niekas nepasakyti. Nepatarti gerai ar blogai. Neturėtume atsirasti. Neišmokti savo svajonės, man susireikėti. Man kad gyvenimas yra ten kažkur. Gyvenimo prasmė tavo širdyje. Svarbiausia, kad aš tave jaučiu ir kitą žmogus turintis visas teisės. Nebijok kovoti, tiesiog atsisėdęs ant ežero, rankos įvykti viską. Savo nežinomas draugas. Jūs dabar girdėjote ir matėte trumpą pristatymą to projekto, kurį paruošė mūsų dešimtokai kartu su mumis, su mūsų mokytojais. Rita, Lina, Daiva, Jonė, taip ir manimi. Ir mes labai norėjome, kad mūsų projektas, tas trumpalaikis, būtų prasmingas. Ir šita diena yra skirta žmonėms sergančią ligą, kuri nėra pagydoma. Ir ką mes tik tai galim padaryti tai, kad mes galime kalbėti apie tai ir atkreipti dėmesį, kad aplink iš tikrųjų yra daug tamsių, daug juodų dalykų ir kartais tie žmonės jaučiasi purvini ir atstumti mūsų tokių vadinamųjų sveikų žmonių. Taigi nepamirškime, kad yra tokios dienos, nepamirškime, kad šalia mūsų yra ir kitokių žmonių. Ir norėtume pabaigti Jurgitos palinkėjimų laiškų, kuris suteikia viltį, ir norime parodyti filmuką, kuris buvo sukurtas 2008 metais. Irgi skirtas AIDS dienai. O dabar pasidalinsiu savo mintimis. Kodėl svarbu kalbėti apie AIDS ir kitas ligas. Šiandien mes minim AIDS dieną. Bet aš norėčiau bendrai pakalbėti apie ligas ir žmogaus vidinę būseną, savijautą užklupus ligai. Žmogiškoji esybė labai stati. Per gyvenimą žmogų paliečia viena ar kita liga, bandanti paleisti, palaužti žmogaus fizinės ir protinės jėgas. Mes turime nepamiršti, kad žmogus protas ir jo begaliniai užslėpti gebėjimai gali apsaugoti ir išlaisvinti mus nuo nerimo, kuris palieka lygiai laisvą kelią. Turbūt ne kartą savęs esam paklausę, ar susimąstę, kodėl ligos mus taip kankina. Ir ar ši kančia skirta mums, kad išugdytų mumise valios stiprybę, užgrūdintų mus ir paskatintų dar labiau mylėti gyvenimą. Galbūt sutiksim, tame yra dalis tiesos. Todėl žmogus privalo galvoti apie savo fizinę gerovę ir nelikti apatiškų ar abejingų savo. Jei patekai į ligos gniaužtus, turi kovoti, net jei atrodys, kad ant savo pečių neši visą pasaulio naštą ir skausmą, tai bus netiesa. Nes turite pamiršti, kad tu gyveni dar vieną dieną. Negalvok ant vis rytoj, nes tik šiandien pasaulis ir jau grožis visą tave. Džiaugis juo, gyvenk ir didžiuokis galėdamas atrasti naują dieną, naują džiaugsmą, meilę, ramybę. Ir pasakyk sau, valio, tu gyveni. Gyvenimas tai Dievo dovana, o gyventi